Tai ką, sveiki sveikučiai, pakalbėsim šiandien apie meilę savo, kas tai per dalykas ir kam jie reikalinga. Tiesą pasakius, daugybę metų mes žmonės gyvenam ir nekalbėjom apie tai, ir negalvojom, ir tiesiog gyvenam taip, kaip gyvenam, bet laikai keičiasi pati planeta Žemė, pati Saulės sistema, keičiamės ir mes, keičiasi ne tik technologijos, bet ir žmogaus vidinis pasaulis. Ir vis daugiau žmonių nori ieškoti to tikrojo savęs, to ryšio su savimi. Tai tam, kad tą ryšį surasti, užmėgsti su savimi, tai yra apie meilę sau. Ir kodėl aš čia dabar apie tai kalbu pati, iš tiesų daugybę metų apie tai taip pat nei galvojau, nei svarsčiau. Visada ieškojau ir norėjau, kad kažką turėčiau, kad mylėt, kad pati mylėčiau ir kitas, kad mane mylėtų. Tėvai, vaikai, draugai, vyras, žodžiu, bendradarbiai. ir ta meilė visada buvo išorėje. Ir iš tiesų dabar žinau, koks yra skirtumas, kai supranti ir surandi tą meilę sau. Ir tą meilę sau, savyje. Ir iš tiesų jinai yra tokia nuostabi dar ir dėl to, kad mes, kai pamilstam save, mes tarsi pamilstam visą pasaulį. Tiesiog kaip toks jausmas atsiranda, atsiveria krūtiniai, nuostabus tas jausmas iš tiesų, toks, kai tu myli ne tik savo artimuosius, bet ir kitus žmones, ir myli tiesiog visą planetą Gaiją ir visus tuos nuostabius, nežinau, medžius, ir žodžiu, tai, ką mes, paukščius, vabzdžius, viską, ką mes galim pamatyti, kai mes pradedam žiūrėti sielos akimis, ir tas žiūrėjimas ir pati ta Žemės planeta pasidaro daug kartų ryškesnė ir viskas daug gražiau ir nuostabiau atrodo. Tai su tokia įžanga pradėjau, bet dabar prie to, kas yra meilė sau. Iš tiesų, tikriausiai, jeigu reiktų dabar bet žmogui atsistoti ir pasakyti, aš tave myliu, ir pasakyti savo vardą, aš tave myliu, Jurgita. Ir taip žiūrint į veidrodį, tai atrodytų labai keista ir tikriausiai sunku netgi gali būti tai padaryti. Tačiau tai yra labai svarbus ir pirmas žingsnis meilės sau link, nes tuomet, kai tu gali pasakyti, aš tave myliu, pasakyti savo vardą, tu esi vertingas ir nuostabus. Tiesiog ir iš pradžių tai atrodo labai keista ir iš tiesų net ir nesijauti taip, nei labai mylimas, nei labai nuostabus, nes yra mumise taip įprasta, kad kažkas kitas iš šono turi pasakyti, bet kad aš tave myliu ir tu nuostabus ir tu tą ir aną padarai gerai, bet mes savęs patys negiriam ir dažniausiai mes save patys tik tai peikiam ir varam. Ir aišku, yra kita pusė medalio, tai bet čia ne apie vidinę aš, tai čia apie ego, kai mes savimi labai didžiuojamės. Bet ir tai didžiuojamės, tai juk ne vieni patys savo užsidarė kambarį, o tada, kai mums ploja. Mums ploja aplodismentus ir sako įvairius pagirimus ir va tada mūsų ego irgi džiaugiasi, bet tai tikrai jokių būdų tai nėra užsidarius kambarį ar vienam miške, kad tavo ego kažkaip ypatingai labai džiaugtųsi, kad tu kažkoks
nuostabus čia ir kažką nuostabaus padarai gyvenime. Tai va, tai ir iš tiesų tas meilės sau ieškojimas, jisai yra lygiavertis ryšiui su savimi. Kai mes išmokstam mylėti save, tai mes tarsi susijungiam su savo vidiniu pasauliu, su savo vidiniu aš. Ir iš tiesų tai yra labai svarbu ir reikšminga, todėl, kad kai tai atsitinka, tuomet mūsų jau niekas nebegali, tiesiog mes nebeleidžiam niekam savęs menkinti, žeminti, nevertinti, tiesiog tuomet mes renkamės ir kompanijas, ir bendravimą, ir žmonės, aplinką visą tokią, kurioje mes jaučiamės gerai ir kurioje mums nereikia apsimetinėti, kai nereikia vaidinti tam, kad būtumėm kažkaip ten priimti toje aplinkoje, kad pritaptumėm ir tiesiog mes tokiuose aplinkose nebebūnam, o jei kartais be abejonės atsitinka situacijos, kai mes ar netikėtai, ar darbe galim papulti į tokias situacijas, kai be abejonės žmonių yra pasaulyje labai daug ir jie gali elgtis būtent netinkamai mūsų atžvilgiu, bet mes tokiu atveju irgi sugebam už save pastovėti, kaip aš sakau, ir nesileisti būti žeminami. Ir dar vienas dalykas, mes nesileidžiam būti manipuliuojami. Tai kai nesileidžiam, kai mes tiesiog žinom, ko mes norim, ko mes esam verti, ir tas, ko mes esam verti, tai ne apie tai, kad aš esu vertas geriausio kažkokio stebuklingo vyro, kažkokio stebuklingo darbo, kažkokių stebuklingai nuostabių, nežinau, garsių, žinomų, prabangių kompanijų, draugų. Ir čia ne apie tai, bet tiesiog mes žinom, kad mes esam verti būti nežeminami, nemenkinami, nes mes esam nuostabūs žmonės. Ir čia taip pat vėlgi dar noriu pabrėžti tokį aspektą, kad kai mūsųse dabar tikrai ir įprasta yra žmonėmis manipuliuoti įvairiomis reklamomis ir socialinių tinklų ir televizijos pagalba, ir kai žmonės tuomet tada pradeda daryti tokius dalykus, kurių jie tiesiog nenori daryti, bet tiesiog jiems yra įperšama, įsiūloma kažką nusipirkti, kažkur nuveikti, nukeliauti, sudalyvauti, nes tai yra tarsi, žiūrėk, visi ten eina, visi ten kažką daro, labai smagiai leidžia laiką, ten, nežinau, baliavoja, uliavoja ir tada tu irgi galvoji, va, aš ten eisiu ir pritapsiu ir bus man irgi labai fainiai. Tai va, bet kai susijungi su tuos vidiniu aš, surandi tą meilę savyje, atsidaro visai kiti dalykai, tu supranti iš tiesų, ko tu nori ir ko tu nenori. Ir tas stebuklas, tai, nežinau, iš tiesų jisai, aš noriu su juo ir dalintis, kad žmonės tai suprastų, nes kai dažnai irgi tenka kur nors girdėti ar klausyti, nežinau, ko noriu užsiimti, kas būti, ką veikti, ten gyvenimas beprasmis kažkoks ar kažką ten, nes neturiu, nežinau, kažkokio labai super darbo ir super kažkokio žmonos ar vyro, kažkokių super vaikų ir dar kokių nors super dalykų. Tai iš tiesų, kai supranti, kas esi, tiesiog tų dalykų net super nebereikia, užtenka labai paprastų, elementarių dalykų. Ir tu tiesiog jau žinai, ką tu nori daryti. Tai va, ir iš to galybės, kad tas daro aną, anas daro kitą ir tu nebežinai, ko gal tu nori daryti. Žodžiu, susitvarkius su tą meilę sau, su tuo ryšiu vidiniu, tu supranti, ko tu nori gyvenime ir kas tau patinka. Tai va, ir iš tiesų dar apie tai, kad jo, vis dėlto mes to ryšio ieškodami ir su savimi ir tam, aišku, mes turim likti vieni tam tikrą laiką kažkur,
ir pabūti vieni ir ilgesnį laiką iš tiesų pradžioje, kol tas ryšys atsiranda, mes tikrai turim vieni pabūti didesnį laiką. Bet aš irgi ne apie tai, kad sėdėti kalne ir šitie jogai išplaukti kažkur ten į nirvaną nuo sėdėjimo ir tai yra palaimos kažkokia tai būsena. Aš apie tai turiu tokią nuomonę, kad vėlgi greitai tik trumpai pasakysiu, kad tam tikra dalis žmonių, kurie siekia dvasinės, kaip pasakyti, tos aukštumos kažkokios ar to dvasinio ryšio, jie tarsi atsiriboja labai nuo pasaulio. Tai aš galvoju, kad nuo to pasaulio atsiriboti tikrai nereikia ir tikrai mes esam šitoj žemės planetoje, mes galim būti dvasingi, ryšyje su savim, mylėti save ir tuo pačiu mylėti visą pasaulį, visą, nežinau, žmonės. Tai mylėti savo artimuosius, ten vaikus, mylėti savo augintinius, jeigu tokius turit. Ten vyrą žmoną galim mylėti, jeigu tokius turim. Ir jeigu tik be abejonės jie irgi jūs myli. Ir čia vėlgi labai svarbus aspektas, kad didelį dalį žmonių dabar jau vienaip ar kitaip tas pabudimas jisai vyksta ir to nebuvo. Ir jisai dabar atsiranda. Tai taip pat ir šeimoje gali atsitikti, kad vienas galbūt yra pasiruošęs tam ieškojimui savęs, kitas nepasiruošęs ir tokiu atveju be abejonės keliai išsiskiria ir to irgi reiktų labai nebijoti, nejausti kaltės dėl to, nes mūsų likimai skirtingi, ta prasme mes galim, kad ir kiek laiko pragyvenom kartu, galim išsiskirti ir ilgai laimingai toliau gyventi. Tai arba galima eiti tuo savęs ieškojimo ir pažinimo ir meilės keliu, meilės savo keliu ir kartu gyvenant, jeigu abu sutarėt, kad tai yra svarbu abiems. Ir tokiu būdu tobulėti ir surasti tą vidinę laimę. Ir va. O jei, kaip kitą kartą žmonės irgi matau, neturi ir tiesiog, kaip sakyt, dėl to yra labai nelaimingi, kad neturi ten antros pusės ir neturi kažko tai, ką galėtų mylėti. Tai čia vėlgi vienareikšmiškai suktis į save ir mylėti save. Ir tada tu nebesijauti nei labai vienišas, nei nelaimingas. Nes ryšio su savim turėjimas tave tiesiog padaro laimingu. Ir tu tada gali mylėti viską aplinkui, medžius, paukščius, vabzdžius, saulę, mėnulį, vėją, nežinau, viską galim mylėti. Net lapkritį galima mylėti. Lapkritį ir spalį, kai yra tamsu. Ir gruodį, irgi kai yra šalta, kai lietus, kai nėra saulės, bet tu vis tiek gali būti laimingas, nes ta saulė dega tada tavo širdį. Ir tu tiesiog esi laimingas, kad gyveni ir žinai, kad ateis po to lapkričio ateis gruodis, ta sausis, vasaris ir bus tos saulės daugiau, o kai širdis pilna meilės ir tu žinai, ką tu nori ir gali veikti, tai tu ir namuose gali daryti dalykus įvairiausius ir, žodžiu, tai yra nuostabus dalykas surasti tą ryšį su savim. Ir tada būti laimingu ir žiemą, ir vasarą, ir kai saulės yra, ir kai saulės nėra. Be abejonės gyvenimas mūsų irgi kaip gali būti banguotas, bet tai nėra, kad atėjo lapkritis ir tau depresija tiesiog meilė savo ir ryšys su savimi išgelbėja nuo bet kokios depresijos. Ir šį kartą tikriausiai bus tiek, ką norėjau pasakyti jums. Štai pabaigsim gražią melodiją.